Labą dieną. Suspėjau beveik laiku ateiti pas jūs į tiesioginį eterį, nors šiandien sporto salėje, kai išėjau iš sporto salės, buvo užblokuota mašina. Galvoju, teks laukti valandą, kol viską iškraus, bet viskas laiku suspėjau ir malonu su jumis susitikti. Šiandien mūsų tema apie ego. Kaip ego, sergantis ego, ar ego, kuris mus įstato į atitinkamus rėmus, įtakoja mūsų gyvenimą. Kaip suprasti, kad ten ego, kaip suprasti ir kaip galima būtų išgydyti ego. Tai yra labai tokia, sakyčiau, gan įdomi tema, nes kadangi aš pati su šitą temą dirbu pati su savimi ir kai pamačiau savo baimės, kai pamačiau, parodysiu net ir jums, kai šitiek lapų prisirašau savo baimių, kurios yra iliuzinis, įsivaizduojamos, suprantu, kokią iliuziją sudaro mūsų ego, kokios būna emocijos ir kokie būna išgyvenimai su sergančiu ego. Todėl visa tai yra bendra mūsų moteriškumui, seksualumui, turi įtakos, didelis įtakos. Ir todėl noriu apie tai su jumis pakalbėti. Tie, kurie mane mato pirmą kartą ir nežinot, kas aš tokia esu, aš esu Diana Varzaitė. Lietuvė, gyvenu Olandijoje ir esu praktikuojanti kvantinė psichologė, dirbanti su pasąmonė. Kodėl kvantinė? Todėl, kad būtent suprasdami, kad mūsų mintis, mūsų jausmai, mūsų emocijos kūrė mūsų ateitį, yra daug lengviau keisti mūsų ateitį, negu įsivaizduoti, kad tai iš tikro kažkas kitas kaltas, kad kažkas kitas turi įtakos, mums tai davė, o to mums neduoda. Ne, visa tai, ką mes turim, kaip mes turim ir kiek mes turim, tai yra mūsų pačių sukurtas gyvenimas. Tai, ką mes patys savo leidžiam ir tai, ko mes savo neleidžiam. Čia nėra ko kaltinti, kai mes visapusiškai 100% prisiimsim atsakomybę už savo gyvenimą, pilnai ant savęs, mes suprasim, kad visatai absoliučiai nėra jokio skirtumo, ką mums duoti. Ar būta Ariogalui, ar būta Monake. Jums kelionę duoti iki Vilniaus, ar jums kelionę duoti į Paryžių. Nėra jokio skirtumo. Visi šitie skirtumai, visi šitie apribojimai yra štai čia, mūsų galvose. Ir Todėl pakeičiant mūsų įsitikinimus į vieną ar į kitą požiūrį, jeigu mes įsitikinę, kad mums kaip pavyzdį sakau, jeigu mes įsitikinę, kad mums virš 30 ir visi normalūs vyrai jau išgraibyti, arba tie, kurie turėjo gyveno jau santykiuose, arba liko tik tai vieni kažkokie niekam nereikalingi, mes tokią realybę ir pritrauksim. Čia nėra jokio skirtumo. Aš 52 metų, aš suprantu, kad vyrų normalių yra labai daug, žinančių savo vertybę, žinančių savo vertybės, savo požiūrį, savo gyvenimą susitvarkiusių vyrų yra tikrai daug. Ne tie, kurie išsiskyrė, su kuriais negalėjo gyventi moteris, bet tikrai normalių vyrų, kurie taip pat nori adekvačios moters, kurie nori su ją sukurti stabilių santykių. Mano realybėje štai taip. Jūsų realybė visai kitokia ir todėl visi žmonės, žiūrintys į tą pačią situaciją, reaguos visai skirtingai. Vienam tai bus galimybės, kitam bus apribojimai. Vieniems tai bus galimybė kažką sukurti, kažką pastatyti, pamatys, kad taip, tai čia yra galimybė. Kitams bus reiškia, niekas čia nieko nedaro ir man nėra ko pradėti. Todėl būtent tai yra labai svarbu suprasti, kad mes patys esam savo gyvenimo šeimininkai. Sekantis dalykas, kurį noriu jums papasakoti, tai yra tai, kad
rugsėjo 16 dieną prasideda grupė Mūsų seksualumas ir moteriškumas, kuri vadinasi Pašnibždomis. Ši grupė tik tai moterims, kurios klausia pačios savęs, kaip išgyventi dieną, ir darbas, ir namai, ir vaikai mokyklai, ir vyras, ir jeigu dar komandiruotis, ir projektai, ir draugai, kaip išlikti resursiniai, kaip išlikti energingai, kaip išlikti ramiai. Svarbiausia visose šitose situacijose. Tai grupė, kuri tęsis 1 mėnesį. Bus 4 mūsų gyvi susitikimai, kur mes bendrausim, būtent darysim sesijas, kad jūs suprastumėt, išsivarytume iš mūsų apribojančių šablonų. Grupė bus maža, apie 10 žmonių, kurie bus beveik tiesioginis ir jūsų asmeninis palydėjimas. Kiekvienos klausimą aptarsim asmeniškai, kad jūs suprastumėt. Bus kvėpavimo pratimai, bus meditacijos, bus jums kiti pratimai, kurie padės jums pereiti į normalią, gražią būseną, kad jūs turėtumėt energijos, kad jūs būtumėt resurse ir kad vaikai, aplinka, vyras ir darbdaviai jūsų nenervuotų. Tai yra tokia yra grupės tikslas ir dėl to yra labai svarbu pereiti jau dabar į uždarą grupę, kuri yra Telegrame. Telegrame bus visa informacija apie grupę, nes Telegrame yra daug lengviau patalpinti didesnės apimtis tekstus, yra daug lengviau patalpinti nuorodas, yra daug lengviau patalpinti balso žinutės, kad jūs galėtumėt bendrauti, kad jūs viską rastumėt vienoje vietoje. Instagrame, Facebook'e visą tai palieka lentoje, sienoje ir labai sunku tai susirasti. Ačiū už širdutes, man tikrai labai malonu, kad jūs mane palaikot. Ir dabar apie patį sergantį ego, nes iš tikro tema ir yra apie ego. Papasakosiu savo situaciją, kaip aš pati dirbu su ego. Pas mane sergantis ego yra tame, pas mane paniška baimė, kad pasibaigs pinigai. Pas mane paniška baimė, kad man pinigų neužteks, kad aš negalėsiu gyventi tokio gyvenimo, kokį gyvenu dabar. Visa tai buvo kažkaip pagal kontrolę, viską tai buvo kažkaip tai galima buvo ramiai visą tai kažkaip priimti ar kažką tai padirbti, bet paskutiniu laiku visą tai labai suaštrėjo. Labai suaštrėjo, man atsiranda naktį atakos, panikos, aš atsibundu tikrai tokioj panikoj, kad pinigai baigėsi, nors iš tikro tai nerealu. Aš blaivame prote sąmoningai suprantu, kad pinigai nepasibaigs, pinigų yra visada, bet mano pasąmonėje yra užblokuota būtent ta programa, kad pinigai gali pasibaigti. Tai nebūtinai mano pačios programos, kurias aš sukūriau. Tai yra šeimos programos, yra giminės programos, kurias man teko taip pat praeiti. Dabar tiesiog net nežinau, ar aš rasiu. Parodysiu jums, kaip aš prieš kažkiek tai laiko dariausi savo giminės medį. Savo giminės medį aš sukūriau štai šitai. Čia yra mūsų 7 kartos, kurios turi įtakos mūsų šiandieniniam gyvenimui. Štai čia esu aš, o aplinkui tėtis, mama ir visa tai eina. Visi šitie žali taškeliai, kurie yra čia pažymėti, reiškia visoje šitoje mano giminės medžio schemoje yra kažkokie tai apribojimai su pinigais. Ar juos vežė į Sibirą, ar kažkas įvyko tose gyvenimuose, kur aš perėmiau DNA informaciją ir jinai mane dabar stabdo. Kai pas mane yra mintis, kad aš noriu milijono, pas mane įsijungia šitos programos, kurios miegojo. Ir su jomis atidirbant, pradirbant, viso to neužtenka. Ir dabar pasakysiu, kaip viskas įvyko.
Einant sesijos metu įvyko tai, kad štai jums parodysiu dar kartą, kokios pas mane apribojimai. Visos šitos baimės, kurios pas mane buvo, kas yra, kas bus, jeigu pas mane nebus pinigų, kokia aš būsiu, kaip aš jaučiuosi. Ir praėjusi visą šitą sesiją, daėjusi iki atitinkamo momento, kai aš absoliučiai gyvenu kažkur prie upės, kai pas mane absoliučiai nėra pinigų, kai aš suprantu, kad aš galbūt kaip valkata man ką davė tą apsirengiu, nes iš tikro sielai nėra jokio skirtumo, ar aš visą tai patirsiu realiame gyvenime, ar aš visą tai išgyvenu sesijoje. Ir kai aš supratau, kad ir be pinigų galima išgyventi, ir įėjusi į visai kitą būseną, išgydžiusi savo ego, visas šitą apribojimai yra sergančio ego. Visos šitos programos, visi šitie apribojimai yra sergančio ego. Ego sukuria mums tarsi dėžutė, sukuria baimės, kurios kiekvieną kartą mus spaudžia ir kiekvieną kartą mums atsiranda daugiau baimės, mums atsiranda daugiau apribojimų, pas mus atsiranda daugiau nepasitikėjimo savimi, kol galų gale visa tai sprogsta, nes kadangi, įsivaizduokit, mūsų gyvenime ego ir siela yra štai paraleliškai, kaip traukinių bėgiai. Jie vienas be kito gyventi negali. Mūsų sielai, mūsų protui reikalingi atitinkami apribojimai. Mes negalim pasiekti tikslo be apribojimų. Pas mus turi būti kažkokios tai ribos, kad mes suprastume, tai yra man priimtina, tai aš sau leidžiu, tai yra man nepriimtina, aš to nenoriu daryti, tai yra tavo vertybės, tai yra tavo principai, tai yra tavo taisyklės, pagal kurias tu gyveni. Tai esi tu kaip asmenybė. Ir tai yra dalis ego. Ir tai yra dalis sielos. Siela yra laisva. Sielai reikalinga meilė ir kad jinai galėtų vystytis, kad jinai galėtų kurti, augti laisvai. Laisvai su meilė ir lengvai. Ir kai mus ego štai šitaip suspaudžia ir aš kai pamačiau, kad be pinigų galima pragyventi, aš supratau, kokį bevertį tuščią gyvenimą man sukūrė ego. Kaip bijai prarasti tos tuštumos. Tos tuštumos, jeigu atrodo šitas rankinukas tau beprotiškai reikalingas, tu be jo gyventi negali. Jeigu tu negali nueiti būtent į tą restoraną, kur visi apie jį kalba, reiškia, tu netitinki atitinkamų normų. Normų kieno? Normų išpūsto ego. Ar suprantat? Ar suprantat, nes mūsų sielai reikalingas vystimasis, reikalingas augimas. Sielai absoliučiai nusispjauti vienodai. Ar tu vaikštai su Chanel rankinė, ar tu vaikštai su, net nežinau, su kokia ten paprasčiausia iš turgaus nusipirkta rankinė. Sielai svarbu, kad jinai galėtų laisvai tobulėti, kad jinai atėjusi į šitą gyvenimą galėtų patirti visus jausmus. Ir kai dažniausiai manęs klausia, kodėl man reikia patirti vieną ar kitą jausmą. Kodėl man pastoviai nesiseka? Todėl, kad siela atėjo patirti ir baimę, ir priklausomybę, ir kaltės jausmą, ir neapykantą. Ne tik tai meilė. Sielai viso to reikia. Kažkodėl mes leidžiam savo patirti tai, kas yra gera, o kai yra bloga, mes į dėžutę opt ir užsidarom. Ir dėl to siela dar kartą sukurs tokią situaciją, kad patirti šituos jausmus. Ir dar kartą sukurs. Kol mes neišsivaduosim iš šito sergančio ego, kol mes neleisim sielai patirti šito jausmo, ar gražiuoju sąmoningai, ar
gyvenime nėra jokio skirtumo. Vis tiek visa tai kartosis, vis tiek visa tai turės įvykti. Ir kuo daugiau jūs bijot, kad kažkas tai neįvyktų, tuo daugiau jūs pritraukiat būtent tokią situaciją. Nes jūs suprantat, kaip mes vibruojam, kokias energijas mes skleidžiam, ten mes ir pritampam. Mes negalim būti tokie sąmoningi, tokie visi energingi ir gyventi kažkokioj kalupiai. Taip nebūna. Reiškia, viduje pas mus yra jausmai, yra dalykai, kurių mes savo neleidžiam, kurių mes nepripažįstam, kuriuos mes labai labai atsargiai slepiam, kad tik tai visas tai neiškiltų į viršų. Kai iškyla į viršų, mes viso to neleidžiam išgyventi. Ir taip žmonės kankinasi iš dienos į dieną, iš gyvenimo į gyvenimą. Ir čia yra pati didžiausia ugdymosi sąmoningo gyvenimo esmė. Mes esame įpratę gyventi pagal atitinkamą algoritmą, pagal atitinkamus veiksmus. Pas mus yra atitinkami veiksmai, kurie kartojasi kiekvieną dieną. Atsikėlim, pasimėm telefoną, pasižiūrėjom žinutės, arba atsikėlim, ėjom pakvėpavom, nusiraminom ir pasiruošėm dienai. Pas kiekvieną yra algoritmas savas. Jį pakeitus keičiasi iš esmės gyvenimas. Jį pakeisti sąmoningai yra labai nelengva. Vienam taip ėmiau ir nusprendžiau daryti kitaip. Vis tiek mūsų protas, vis tiek mūsų įpročiai grąžina mus į senas mintis, į senus veiksmus. Nes sąmoningas vystymasis ir yra, kad mes sąmoningai renkamės, apie ką mes galvojam. Mes sąmoningai renkamės, kokius jausmus mes leidžiam savo išgyventi. Mes sąmoningai renkamės, sąmoningai suprantam, kokioj būsenoj mes dabar randamės. Tai yra vienas iš pagrindinių dalykų. Jeigu mes leidžiam savo įvykti tai, kas įvyksta, reiškia pas mus bus chaosas, reiškia viršų ima mūsų ego. Ar suprantat, apie ką aš kalbu? Tai yra labai labai svarbu suprasti. Čia nėra jokių paslapčių, yra tik tai atitinkamas žinių lygis. Kai pas jūs ir jūs be instrumentų, jūs nesusiusit skylės suknelėje be adatos ir siūlo. Kad ir kaip labai norėtumėt, neprilipdysit, ne kažko nepadarysit, tai kad užsiūti skylę jums reikalingi instrumentai. Tai kad jūs sąmoningai sugebėtumėt rinkti savo realybę, jums reikalingi instrumentai. Kad jūs suprastumėt, ką daryti, kai pas jūs prasidėjo ir negalit sustabdyti. Kiekvieną kartą, kai mano klientės, kai mano draugės pradeda man kažką pasakoti, Diana, įsivaizduoji ir Pirmiausia, ką aš sakau, įkvepiam, iškvepiam. Nusiraminam. Įkvepiam, iškvepiam. Tokioj būsenoj mes nieko priimti, nuspręsti negalim. Viskas čia dabar yra chaose. Tokioj sunervuotoj, sujudintoj emocijoj mes negalim nieko sąmoningai nuveikti. Ir kol mes leisim, kad mūsų protas imtų viršų, protas yra lygiai toks pat instrumentas kaip kvėpavimo pratimai. Mes protui duodam užduotį, apie ką galvoti. Jeigu protas pats rinksis, ką daryti, kaip elgtis, apie ką galvoti, bus taip pat kaip 3 metukų vaikas, kur nuėjo, ten ir nuėjo. Nuėjo, pasižaidė ir pamiršo, ko iš viso ėjo. Tai yra štai, kas yra sąmoningumas. Ir per savaitę, per mėnesį laiko, kai mes darysim pratimus, atleiskit vyrai, tai bus tik tai moterims, nes aš su vyrais dirbu asmeniškai, bet grupėje bus tik tai moteris. Ir žinau tikrai iš savo patirties aplinkui tikrai yra labai daug pažįstamų vaikinų, draugais, kuriam galiu kas antram statyti diagnozę. Ir visi vyrai taip pat kovoja su savo kažkokiomis nesusipratimais, su kažkokiom savo problemom, kurių netgi negali belikam pasakyti.
nes žmonai nepasakys, su mama apie tai nepakalbės. Pas psichologą eiti irgi nesinori, nes, kaip apie tai. O visą tai reikia. Visą tai reikėtų tikrai ir vyrams to daryti, nes tai svarbu. Tai svarbu, nes nuo jūsų sąmoningumo priklauso daug kas, kokia moteris prie jūsų bus, kokie santykiai bus jūsų su aplinkiniais, kokį biznį jūs turėsit, kaip jūs visą tai reaguosit, kur jūs dabar nutekinat energiją, kodėl pas jūs nėra to, ko jūs norit. Tai yra labai paprasti dalykai, kuriuos iš tikrųjų štai reikia pakelti į viršų, išvalyti ir leisti gyventi toliau. Bet šita grupė bus moterims, jeigu tikrai kas klausosi iš vyrų ar įrašę klausysitės. Jeigu tikrai yra klausimai, rašykit man asmeniniam žinutėm, žiūrėsiu, kuo galiu padėti, jeigu galiu padėti, nes tikrai norėtųsi, kad kiekvienas žmogus suprastų, kad mes pats esam savo gyvenimo kalvis. Ir tai tikrai yra svarbu, nesvarbu pas ką sergantis ego, pas moterį ar pas vyrą. Esmė tame, kad mes turim pilną teisę į gražų, ramų gyvenimą, kad mums visiems tai yra priimta, mes dėl to čia esam. Mūsų siela atėjusi į šitą žemę, jinai atėjusi patirti visą tai per malonumą, per džiaugsmą, per kūrimą. Bet mūsų ego, jam irgi reikia kitokios patirties. Ir žmogus, kuris sugeba abu priešingus dalykus suderinti, jis yra labai harmoningas. Jo neišnervuos nei vaikai, nei valdžia, nei darbdavys. Jis bus ramus. Toks vyras, tokia moteris yra brangenybė. Yra žmogus, su kuriuo lengva gražiai, sąmoningai kurti ateitį, su kuriuo lengva susitarti, su kuriuo lengva problemas aptarti, o ne daužyti durims, o ne bėgti ir kažką tai daryti. Tai yra suaugusio žmogaus pozicija, kai suaugęs žmogus sąmoningai priima savo sprendimus. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ir todėl, brangieji, dar kartą sakau, kas dasiklausė iki šitos vietos, visų, prašau, tiesiog nuoširdžiai patariu, pereikit į Telegramo kanalą. Ten grupė yra paruošiamųjų, kurioje bus visa informacija. Šiuo metu tie, kurie esat grupiai, jums nereikia nieko mokėti. Visa informacija ten yra nemokama. Ten kvėpavimo pratimai, ten informacija, visi mano tiesioginiai eteriai, kuriuos pravedu, palikti ten. Po truputėlį kelių informaciją ir daugiau apie kvėpavimo pratimus ir aplamai meditacijos, viskas bus ten. Paprasčiausiai ačiū Jums, kad Jūs pereinat į Telegramo kanalą. Neįdomiai mažai. Noriu atsidėkoti, kad Jums būtų irgi iš to nauda. Todėl visiems, kam įdomu, kas klausotės manęs čia, kas dasiklausyt iki šitos vietos, pereinat pagal nuorodą storyse arba profilyje yra nuoroda į šitą pašnipždomis, arba rašot man asmeninę žinutę, aš atsakysiu kiekvienam iš jūsų. Ar yra klausimų? Ar yra kas nors nesuprantamų? Ar jums viskas suprantama, apie ką aš kalbu? Mėlieji, apkabinu kiekvieną savo širdimi visiems, kiekvienam, kurie buvo tiesioginėme eteryje, kurie klausysit įrašę, linkiu labai nuoširdžiai iš visos savo širdies smagios, geros dienos, smagaus savaitgalio, ramaus savaitgalio, sąmoningo savaitgalio, pilno energijos, pilno kūrybingumo ir pilno tiesiog tokio lengvo žaismingumo. Tiesiog, kad jums gyvenimas būtų lengvas, kad jūs patys būtumėt lengvi, kad kiekvienas susitikimas su kiekvienu žmogumi jums neštų džiaugsmą. Tiesiog tai yra labai svarbu, kad žmogus, kuris su jumis susitinka, kad jisai pasakytų, aš pabendravau su tavimi ir man tapo lengviau. Nes su manim susitinka žmonės, o vien dėl to, kad jiems atsirastų daugiau energijos. Aš kaip benzino kolonėlė, pas kurią atvažiuoja žmonės prisipildyti energijos. Man negaila, aš jos turiu, aš ją duodu jums už tai, kad jūs esat su manimi.
ir mano energija tikrai kiekvieną paliečia. Gero šeštadienio, smagaus šeštadienio ir susitiksim pirmadienį tiesioginėme eteryje. Rytoj pas mane bus paprasčiausiai sekmadienis. Nieko neveiksim. To paties linkiu ir jums, jeigu tai įmanoma. Geros dienos ir iki malonaus. Dar kartelį ačiū už širdutes.